Ir man atrodo, būtent vasario 16 yra artimiausia korporantam, nes būtent po vasario 16-osios ir užgimė korporantų tradicijos. Jeigu ir mūsų pirmoji respublika jau artėja prie 100-mečio, tai ir korporantų gyvavimo amžius greitai pasieks 100-metį. Ir tikrai nesinori, kad ta vasario 16-oji taptų tik tai elementaria data istorijos vadovėliuose. Vasario 16-oji turėtų degti kiekvieno iš mūsų širdise, kiekvieno Lietuvos piliečio širdise. Noriu pasidžiaugti kartu su visais, kad šiandien mes galime parodyti išskirtinį dėmesį ir įvertinimą tiems, kurie gyvenime dar tik pradeda siekti aukštumų. Man labai malonu dalyvauti ir būti pagerbtam šiame nepriklausomybės dienai skirtame pokylyje. Tikrai labai džiugu matyti tiek daug žmonių, kurie yra nedaryti mokslo ir tobulėjimui. Tikiuosi, kad tokio palaikymo susilauks kiekvienais metais vis daugiau studentų ir jie bus čia, mano vietoje, nes mums svarbu turėti stiprų ir vieningą užnugarį, kad galėtume įveikti visas kliūtis, veikdami Lietuvos labui. Ar gali ištrauk ir garsiai paskaityk, kas ant jos parašyta, garsiai visiems. Pasakyk Benui nuo manęs labas. Pasakyk Benui nuo manęs labas, ar tai buvo Benas? Wow! Papinkis. Kiekvieno iš mūsų indėlis į šias stipendijas tai ir yra tikrasis bendruomeniškumas. Ne pokyliai kuria bendrystę, tačiau savitarpio pagalba. Kadaise neonatamai buvo vieni pirmųjų, kurie akademinėje bendruomenėje įvedė puikią madą, kepurėles ir kitą korporantišką atributiką, kaip vieną iš savo vertybių išraiškų. Šiandien aš tikiu, kad visi drauge įvesime naują madą. Išreikšti pagarbą bei solidarumą gabiausias Kauno studentams, įteikiant vasario 16-osios stipendijas. O kada nors tai taps taip įprasta ir visiems gerai pažįstama, kad galėsime pavadinti itin gražiu žodžiu tradicija. Kurkime laisvę ir nesustokime. O kibli praeitis ir jos didvyriai tebūna mums paskata ir įkvėpimas. Dėkui.